Sveiki, mano vardas yra Sergejus Gorškovas, esu psichoterapijos centro Sielos veidrodis įkūrėjas. Jau daugiau nei 10 metų mes padedam žmonėms kovoti su priklausomybėm. Tai yra alkoholis, cigaretės, persivalgymas, narkotikai, stresas ir taip toliau. Ir daugelis pasiklausia, kodėl mes sukūrėm būtent ne tabletės, ne kapsulės, bet būtent tepaliukus. Tai yra Stay Sober, lik blaivus, Stop Appetite, Stop Stress and dar yra pas mus Stop Smoke. Kodėl? Kodėl eteriniai aliejai? Nes eteriniai aliejai pradeda veikti čia ir dabar. Ta prasme, jeigu žmogus rūko, nėra tokios tabletės, kuri nuimtų pa žmogų norą trūko rūkyti. Nes rūkimas yra pas jį kaip ritualas. Kas čia Stop Smoke, mes turim tą buteliuką indelę, aš visą laiką nešioju pas save. Vat, ir kai man užeina noras parūkyti, aš paimu, patepu ir viskas. Labai gražus buteliukas, patogus. Ir dėl to, kad eteriniai aliejai veikia čia ir dabar. Daleiskim, jeigu pas jūs užėjo noras rūkyti, kol jūs suvartosite tabletę, o ta pati tabletė vis tiek yra augalinės kilmės ir ne viskas pasisavina. O eteriniai aliejai yra koncentratas. Tas pats yra su Stop Stress. Ne? Stop Stress irgi yra toks dalykas. Mes arba turim vartoti raminamosios vaistus, kurie išrašo gydytus pagal receptą, kas labai gadina mūsų sveikatą, arba vartoti natūralius dalykus. Tai vat, greičiausiai, aš garantuoju, greičiausiai stresą nuima arba per gydytojų išrašyti vaistai, arba būtent eteriniai aliejai. Nes tabletė, kurią jūs suvartojate, daleiskim valerijonas ar valeradiksas, koks nors vis tiek, pradeda veikti maždaug po pusę valandos. Vėlgi, stop stresas, užėjęs stresas, atidarom, patepam, kvėpuojam. Po 10-15 minučių stresas sumažėja. Tas pats liečia Stop Appetite. Nežinot, yra tabletės, kurios papildai, kurie išblinka pas žmogų viskas skrandė ir jau tiesiai sotus. Taip, viskas teisingai. Yra tabletės, kurios galimai gali sumažinti norą valgyti. Bet vėlgi, kai užeina noras pavalgyti, jis užeina čia ir dabar, jau tik ateina alkis, ne? Ką daryti? Išgerti tabletę, galima be abejo suvalgyti obuolį, bet turbūt jūs tavo jau bandėte. Galima išgerti stiklinę, 2 stiklinės vandens, bet tas noras ateina. Kad numalšinti tą norą, vėlgi mes paimam iš karto tepaliuką, patepam, aš daleiskim nuo 6 valandos vakaro, jau irgi tą tepaliuką savo porą kartų tepu. Irgi patepam panosim, tas kapas eina ir apetitas realiai dingsta. Kodėl? Nes eteriniai aliejai tai yra koncentratas, kaip minėjau. Ir toliau yra irgi Stop Stress, tai yra Stay Sober, atsiprašau. Stay Sober tai lyg blaivus. Irgi labai svarbu, alkoholizmas yra jausmų ir emocijų liga, tai mes puikiai žinom. Ir žmogus išgyvena ne tik, kai pas jie blogą nuotaiką, bet kai ir gerą nuotaiką. Tai būtent Stay Sober, eterinio aliejų mišinys, balzamas, jisai stabilizuoja mūsų nuotaiką ir nėra noras svaiginti. Tai žinot, kad ateini namo, atrodo tas pats per tą patį, rutiną, žmona, vaikai, po darbo. Ir to norisi kažko, kad atsipalaiduoti. Va, vietoj to ateinant patepa tepaliukų, tai yra balzamas, tikrai labai jisai yra koncentruotas, stipriai koncentruotas ir jisai veikia. Aplamai eteriniai aliejai veikia, tai yra faktas, nes kaip minėjau, eteriniai aliejai čia yra koncentratas, labai stiprus koncentratas, būtent tų pačių augalinių vaistų, kuriuos mes vartojam, papildų. Tai yra valerijonas, kiti vaistų papildai. Ten yra tiesiog milteliai dažniausiai yra, kur valerijonas, dar kokios šaknys įdėtos. Čia yra ne milteliai, čia yra jau koncentratas. Tai koncentratas, kaip jūs patys suprantate, yra žymiai stipriau. Tai, kaip rodė praktika, aš jums turbūt jau pasakoju, kad nerūkite, aš nerūkau 22 dienas. Svoris irgi krenta ir atsiliepimai tikrai labai yra geri. Taigi tikrai rekomenduoju, kas turi problemą su viršsvoriu, kad sumažinti apetitą, kas turi problemą su rūkimu, Stop Smoke, kad nerūkyti, stresas, kurį labai gerai malšina, arba Stay Sober, kad sumažinti atvėžių tikimybę. Patepat tepaliuko ir noras trauka svaigintis praeitį. Tavo, gerbėjai draugai, tikrai tai yra veiksminga produkcija, būtent dėl to ir tepaliukai galėjo pagaminti drąsiai ir kapsulės ir taip toliau, bet tepaliukai veikia stipriau. Eteriniai aliejai labai greitai įsigeria pas mus ir mes jaučiam tą poveikį. Taigi aš linkiu jums išlikti blaiviems, žvaliems, be streso, nerūkyti ir linkiu jums sėkmės.